Stoviu aš gražiam parke dabar. Taip gražiai čiulba paukščiai. Lapai klevai jau žali. Tikrai vėlyvas pavasaris, visur žaliuoja ir gražu. Gražu ir šitam parke. Kažkada buvo. 2013 metais vasara, buvo graži saulėta vasara, rugpjūtis. Krokio laukio bendruomenės jaunimas, aktyvus jaunimas. Daug liejo prakaito šiam parke. Tai mums padėjo architektų dirbtuvės, tai buvo rengiamas kaip ir konkursas gal, net tiksliai nežinau, kažkaip, kad atrinko projektas, kad atrinko keletą, tiesiog miestelių ten ir panašiai, kad padėtų sutvarkyti aplinką. Mes iš Alytaus rajono buvom vienintelis miestelis, kuris gavo tokią progą padaryti kažką. Ir bandėm daryti parkelį. Tai buvo, šiaip tai viskas truko kaip 3 dienas, bet buvo ir kad ilgiau užtrukom, ten ilgiau vakarais pabuvom, kad daugiau padaryti. Iš pradžių mes projektavom, dalinomės savo idėjom, ką galima, kur galima padaryti, kad būtų gražiau ir geriau mūsų miesteliui. Kai aš dariau šį parkelį, galima pasakyti, jaučiausi, nežinau, laiminga, kad tai padarys, kad turėsim vietą, kur žaist, praleist linksmai laiką. Mes atgaivinom šį parką. Čia buvo gera susitelkimo vieta jauniems žmonėms. Čia jie galėjo pasidalinti savo slapčiausias mintis. Čia vėlais vakarais, galbūt ne kartą, galima buvo rasti ir jauną porelį. Čia mažieji supdavosi padarytomis karstyklėmis, bet visa tai buvo. Ir to nėra. Man labiausiai patiko čiuožykla, kur buvo lynas, bet jo jau dabar nėra. Į parką ateidavom gana dažnai, kol dar buvo tie suolai, kol buvo stalas, kol buvo siena. Buvo gal ne kiekvieną dieną, o taip tai užsukdavom, pažiūrėdavom, pasėdėdavom. Iš pradžių, kol jis buvo dar tik tai padarytas, tai va tada tikrai dažnai ateidavom. Bet paskui atsibodo gal kažkiek, paskui viskas dingo, viską sulaužė. Tai nesinorėjo čia daugiau. Aš tai jaučiuosi blogai, nes tiek darbo įdėjom, tiek laiko dirbom, ne veltui dirbom, statėm ir dabar viskas sugriavo. Tai buvo siena, tai buvo vyresniųjų siena, vyresniųjų kampas. Tai buvo kiek ypatingesnė siena, nes joje buvo K raidė išdažyta. Ant sienos kabojo gaublys, kurio jau antrą dieną nebebuvo. Jo. Taipogi čia buvo padarytas kaip ir stalas, atsisėdimui, pasiavimui, taip pat padaryta kaip ir scena sutvirtinta, kad būtų lygi vieta. Mes gaublį darėm pačios. Klijavom su karštais klijais. Sudaužyta veidrodžio, tiesiog veidrodžio šukės. Visa šita siena mums primena likę varžtai. Apie kadaise čia nuklota visą sieną veidrodžiais. Beliko vienas liūdnas, mažas, trikampis veidrodis. Dabar tiesiog atrodo taip liūdna. Mes tiek dirbom, atrodo, ir nesugebėjom to išsaugoti. Dirbom be reikalo. Kaip ir. Jeigu būtų galimybė, tai parką tikrai norėtume atkurti. Jeigu būtų dar toksai panašus gal projektas, gal ne toksai pats, bet panašus projektas, tai tikrai norėtųsi atkurti tą parką. Dabar dar su didesnė energija. Taip, ir sugalvotum ką nors, kas būtų visam laikui. Ir kaip būtų galima apsaugoti